Yra kokių provokuojančių klausimų? Gal nelabai, bet bus įdomiau. O kaip vas suprantat, provokuojantis klausimas, kas jums yra? Provokuojantis klausimas, dažniausiai aš kaip suprantu... Tabu arba labai asmeniniai klausimai irgi, kai nepažįsti žmogaus, tai iš tikrųjų daug kas gali būti tabu. Ir tai va, tai tokie. Tokie nors, kad atsimerktų mane nuo klausimo. Jo, mes gal stengiamės, biškai esam gal siek diplomatiški tokie. Jo, tokie... Muštynių nenorit išprovokuoti. Faktas, toks. Draugų norim susirasti daug, kaip sako, ne prieš. Ir iš jų naikinti nenorim. Tai va, būtent. Kaip tik norim pažinčių. Va, toks jaunas žmogus, iš jaunas perspektyvas, vas irgi, ką girdit, toks gaunas. Gali būti, kad 10 turėsi to podcast'o. Netyčia atsiradus. Man patinka šitą jau. Man tai liūdna. Nes aš neturiu paskaitų pas jumis. Tai aš parūpinu. Bus papildomai anglų kalba. 3 pusmetį dar. Žiūrėk, arba bus kažkokios kitą dalyką. Arba kitas dalykas. Susilauksiu gal kokių žinutės. Kalėdas atėjo anksčiau. Jo, metai į priekį. Beveik. Va. Gerai, aš gal pradėsiu tada tą jaunimo aktyvumas, pasyvus šiais laikais. Kaip jūs vertinat, ta prasme, matot vis tiek tų daug pačių jaunų, ta prasme, tiek vyresnių žmonių ateina pas jūs, ta prasme, jaunesnių ir kad, kaip matot, ta prasme, perspektyvą, kaip su metais keičiasi, geryn ar blogyn? Aš kol kas nesu tikra, ar 21 amžius jau yra kitoks, ar tiesiog jaunimas visada yra kitoks negu vyresnio amžiaus žmonės, kas be ko. Tik tai dar man reikia išsiaiškinti, ar atėję naujieji laikai, jie keičia jaunimą, kas aš žinau, kad keičia, bet jie keičia. Tai žodžiu, nesu įsitikinus, kas ką keičia, bet esmė tą, ką matau, tai man liūdnoka ir kartais net pikta, nes tarkim, kaip ir minėjot, aš turiu ir vyresnių studentų, nes yra ir tų nuotolinių studijų, ten tikrai ir mano metų, virš 30, virš 40, net virš šiam, ir man atrodo, apie šiam buvo studento, ir seniorės taip pat mokau anglų kalbos, tai aš tiesiog matau, kad man į tėvus tinkantys žmonės arba mano bendramžiai yra motyvuoti. Jie žino, ko čia atėjo, net jeigu ir kažkokie dalykai nesiseka, jie motyvuoti juos įveikti, išmokti ir taip toliau. Žodžiu, tu turi ką veikti su ta žmonių grupė, vyresniais arba mano metų. Yra kodėl jie ta prasme. Ir jie ateina, kai tu matai, kad žmonės turi prasmę, kitas dalykas. Su jais, dar gal iš savo jau prizmę žiūriu, su jais galima pašnekėti. Apie gyvenimą. Pavyzdžiui, kaip su labai smagu pašnekėti, bet ne su visais gali su ne visų jaunimu gali pašnekėti. Nes dažniausiai jaunimas patirties neturi. Jūs abu jau patys pavardinot, turite ir visokios darbinės patirties, kas yra įdomu. Kai kurie visai neturi ką pasakyti. Aš ir negaliu jų teisti, nes jauni žmonės, jie dar tik pradeda įsivažiuoti. Tai va, tai dėl vyresnio amžiaus žmonių studijuojančių arba apskritai, aš esu patenkinta. Nes jie dažniausiai ir netgi ateina motyvuoti ir apskritai gyvenimą gerinti. O jaunimėlis ateina pilnom subinėm, viską gavę, tėvai viską parūpina, kas gerai, kad tie tėvai parūpina, tai ir nereikia, kad, kaip pasakyti, nebūtina vargti, kad pajaustum gyvenimo skonį, bet viską gavę, tėvai turbūt irgi šiais laikais, kaip sako, tėvai stengiasi, jau kitokia kultūra atsiranda, tėvai stengiasi daugiau laiko praleisti su vaikais ir turbūt labai iščiučiuoja tos vaikus ir jie tokie, nežinau, tokie pasyvūs ateina, nieko nenori, duodi užduotį kaip tik tokią konkrečią, jiem per konkretų, duodi bendrinę užduotį, kur kad vaizduoti jungtų, jiem per platu. Ir taip atrodo, tai kas jiem gerai, o pasirodo jiem nieks negerai, nes jie tingi, nes nežino, ko čia atėjo, tipo studijuoja, kad tik studijuoti, nes tėvai liepia, o kai kurie ir iki šiol dar nežino, ko atėjo, tai gal taip pasakyčiau, norėčiau, kad būtų daugiau motyvuotų studentų, tai reiškia, bus motyvuotas jaunimas labiau, nes ką dabar matau, tai truputį gaila, tiesiog gaila, nes atrodo gyvenimas gerėja, tai atrodo ir kaip ir žmonės turėtų būti tokie motyvuoti, labai dėkingi būti, bet ne, taip nėra. Kaip tik per daug turim jau viską. Per daug, matyti, pilnos rūros. Tik toko skrolintai su svajonėmis, kaip ta. Bet ir bus, aš, bijau ir dėl savo ateities, kokia ateitis bus dabar neaišku, nes čia ir karų visokių aplinkui vyksta ir taip toliau, bet aš bijau, kad man nebus kas pensiją mokės, nes jaunimas nedirbs, tinginiai. Čia taip labai... Žos kaip bus, kaip tas pas ir Japonija, ir Kinija, kur ten dabar, kur vienas asmuo išlaiko 5 žmonės. Tai reiškia, kad aš dabar turiu taupyti daugiau pinigų,
pinigų, kad galėčiau žinot, kad bent jau senatvėje turėsiu ką valgyti. Taip. Turiu dabar jau iš karto apie senatvę galvoti, aš nenoriu galvoti. Kad kitko ir šiandien kariauja už visų sienų čia. Kompiuteriniai žaidimai. Bet mes tarp karių, tai viskas gerai. Taip, nes įrašinėjom, kur dabar, kai vyksta kolegijai CSGO turnyras, tai vat su pačia krašto apsaugos irgi buvo bendradarbiavimas, tai čia žmonės su ginklais šaudo, kariauja ir rėkuoja toks, girdis net biškai toks atrodo, kažką. Buvo kažkokia. Jo, tai faina, ta prasme, toks irgi. Saugiau jaučiamės. Ir apie gyvenimą. Jau ir apie gyvenimą. Toks, nežinau, man asmeniškai toks, kaip, jaunimas irgi yra to visokio, aš kaip pats jaunas žmogus, tai galvoju, stengiasi ir parodyti iš save geriausias tos perspektyvos, to pasimtos geriausias kažkokios tos patirties arba, nežinau, reprezentuoti save teigiamai dar kažką, nes daug kas ir atrodo net nebežiūri į savo, kaip kiti žmonės į juos žiūri, ta prasme, ar ne? Reputacija tą pačią. Toks, nes žmonės, toks galvoju, sakau, dėl aprangos, sakau, atrodo, nes kiek mes sakom, kartais būna, gali būti protingas žmogus, bet jeigu, pavyzdžiui, netitinkamai, ta prasme, netiks jo, pavyzdžiui, to kažkoks jo aprangos kodas, mes tiesiog vientiškai kažkaip kitaip. Mums tiesiog... Palydėkimės. Jo, vizualizacija, ta prasme, atrodo, kad turi būti susidarinama, ta prasme, kad tas pats. Tai atrodo, kartais net kai kuriuose pozicijose gal tu net nebūdavai, pavyzdžiui, žinai, kad, nežinai, ta prasme, tu tam tikrų dalykų arba kažkokio techninio, dar kažką, bet vien tiesiog, kad tu bandai arba parodai save iš tos tinkamos pusės, kad ar ne, tai žmonės pradedi galvoti, kad tu sugebi. Čia man, pavyzdžiui, buvo su viešu kalbėjimu. Aš būdavo galvoju, sako, vieną kartą toks pakalbėjai, gal kažkas geriau pasisekė, dar kažką. Tai programa sako, gerai, tu čia kalbėjai, dar kažką. Toks tipo, čia toks tipo, malonu, toks tipo, žinai, antrą kartą, trečią toks paskait, sako, tipo, jau kažkur reikia kalbėti, Martėva gali eiti pakalbėti, dar kažką. Tai žinai, nes tada gaunas, kiti žmonės vos neparduodi tą idėją, kad tu gali, tada gaunas toks, tada tu parduodi. Aš savo parduodu tą idėją, aš galiu. Davai ir tada ir darau, ta prasme. Bet čia geras dalykas, taip mes atrandam savo talentus, tarp kitko, nes kartais mes nematom arba nepasitikim ir galvojam, čia aš blogai vis tiek darau, o kitas sakys, wow, kad visi taip darytų, tu darai. Tai čia, irgi vėlgi gyvenimas labai gražus, tu gali nustebti, kad ką tu dar apie save sužinosi ir kartais būtent tik kai kiti žmonės pasakys. O kartais būna aplinkoje tokių žmonių, kurie nesakys nieko arba net peiks. Ir tu, aišku, pradėsi tikėti, kad, man nieks nesiseka. Aš tai bent jau žiūriu prie tas savo, nežinau, kaip tavo vyka, dar kažką, bet aš kaip kolekcionuoju, sakau, kaip žmonės, sakau, dar kažką. Atrodo, kaip skamba kaip išnaudotis, dar kažką, bet jeigu tai pažiūriu, aš neapsimesiu, kad aš kaip pasaulio bamba, dar kažką, žinant viską, tikrai nebus, ta prasme. Tai toks ir buvo, žinai, pasiėmė, galvoju, čia aš stengiuosi žiūrėti į ką žmogus geriausiai moka, ką gali, ta prasme, kur jo toks, kaip sakant, kabliukas ar ne, ir kliukas, kur jo čia dalykas, dar kažką. Klausimą turiu, eik pa šitą žmogų, dar kažką. Ir pažiūrėjau, reikia kažką reikalų, dar kažką reikia padaryti, tai dažniausiai toks ir atrodo, reikia kreiptis pa šitą arba pa šitą dar kažką. Tai gerai, bet čia yra pažintis. Čia pažintis šiais laikais turėti yra labai gerai, nes jas tikrai visada galima panaudoti. Kitas dalykas, kiti galvoja, čia aš naudojuosi žmonėm. Gal tas žmogus tau padėkos, kad tu ją naudoji. Jis nori čia būti, gal kažkam ten taip ir darbas atsiranda, ne? Geri dalykai vyksta, kai tu žinai, kas kur gerai. Nepiktybiškai, aišku, baisi to tapo. Bet taip yra, čia saugusių gyvenimas toks. Tu turi pažinčių, tu turi žmonių, ta prasme, tai labai gerai, kad pastebi tokius dalykus ir labai gerai, kad atsimeni žmonės, kurie ką gali padaryti. Tinklelį tokį turi. Tai taip ir veikia gyvenimas šiaip. Tai labai gerai. Kaip tau? Jo, kaip sakas. Gerai, klausausi ir mokausi iš jūsų. Super. Paskaitą vedam. O galvojau, šiandien nedirbsiu. Na va. Tai dar norėjau paklausti, kokias jaunimo veiklas labiausiai palaikai? Jaunimo veiklas. Šiaip aš labai džiaugiuosi, apskritai, kadangi ir dirbau ne vienoj aukštojoj ir mokiausi ne vienoj aukštojoj, tai galiu pasakyti, kad man labai patinka studentų veiklos šiaip. Kadangi mano gyvenimas apie tai ir sukasi, tai aš labai pozityviai, gražiai ir net pavydžiai žiūriu, kai studentai visokiose atstovybėse dirba, todėl kad jie tuo metu
savo, kadangi studijos tuo metu, kaip ir sakykim, svarbiausias turėtų būti dalykas, tai jūs ir save įliejate tą gyvenimą pilnai. Jūs tampat aktyvus toj bendruomeniai, tai yra labai gražu. Sakau, pavyzdžiui, šiais metais, pirmi metai, kai pastebėjau, kad tokie aktyvūs studentai, gal taip sukrito kortos, gal pasisekė šiais metais tokių studentų turėti ir panašiai. Ir džiaugiuosi, nes, kaip pasakyti, tai taip ir irgi atsiranda nuo studentų atstovybių, kartais irgi tylus, ramus, nedrąsus, pamato, kad gal renginius norėtų organizuoti, kas irgi šiais laikais geras ir verslas, ir kitas dalykas, tu taip save truputį žiūrėk, kaip pasakyti, tu keitiesi, labai pasikeiti nuo tylenio iki kažko, tas, kuris nebebijo šnekėti, nuomonę reikšti, apsiginti irgi, tai ta prasme čia yra daug pliusų. Pastovėti už save. Pastovėti už save, kitas dalykas, draugų atsiranda. Studijų metais labai daug gerų draugų galima susirasti iš tikrųjų. Sveikas, bičiuli. Va, jau ir čia, man pasirodo, susibičiuliavo. Ne, tai žodžiu, iš tikrųjų, tai labai gražus dalykas. Jeigu jau tingit kažkur miestą kažką daryti, būti aktyvus, tai ten, kur esate, tose vietose, kuriuose būnate, nes yra ir darbose irgi visokios, kur darbuotojai, tarkim, ten ekskursijas organizuoja, kažkokius pasisėdėjimus, team buildingus ir taip toliau. Ką aš irgi anksčiau darydavau savo darbe, pirmajame darbe buvau aktyvistė. Po to viskas baigėsi. Bet, žodžiu, tai man irgi labai patiko, nes tu pirmasis ir sužinai viską, kas vyksta, jeigu tu nori, aišku, tą žinotai. O mano klausimas, tas būna, kas dabar jaunimą nelabiausiai tą motyvuoja, be greito to pačio interneto, ar nemokamas tos pačios pirsas, žinot, irgi tas kaip pavyzdys. Per jūsų praktiką vis tiek, kaip jūs užmotyvuojat, arba kas pasibėt per praktiką? Bet kuria prasme? Ta prasme, kad studentus kas motyvuoja? Jo, arba kaip pasibėt, kas jų yra toks varikliukas gal labiausiai. Aš šiaip tai, tam ir esmė, kad ne visada, turbūt pastebiu, bet šiaip taip pasakysiu, jeigu studentai yra bendraujantis, tu daugiau ką gali apie juos sužinoti. Pavyzdžiui, IT specialistai, informatikos inžinieriai, čia tie studentai, kurie nenori bendrauti. Ir jie atsiveria, sakykim, po pusmečio. Antram pusmetį jie jau, galim sakyti, gal ir žiūri ir nusišypso, ir nusijuokia iš mano bajerio, kur aš ten kaip tik stengiuosi, kad, kaip čia, praminkštinti, širdutės jų paliesti. Ir jie tokie šalti būna. Žodžiu, tai kai studentai atsiveria, arba kai turi iš tikrųjų, kas labai padeda, humoro jausmas. Jeigu humoro jausmą turi studentai, sakau, ką dažniausiai turi vyresni studentai. Tai dėl to mes greit susibendraujam, nes jie jau papokštauja, jie nebijo, jaučia, ką galima sakyti. Jaunimėlis jie bijo, nes nežino, ar čia gal netyčia žais. Pas mus nežinau, kaip pas pasakyti, kaip būna. Jūsų išskirtinė. A24 išskirtinė šiais metais grupė, todėl, kad ten humoro jausmas labai įvairus. Ten liejus per kraštus, kaip sakė. Jo, ten jau ironijos daug būna. Tai šiaip man patinka. Kultūringi ir protingi, intelektualūs studentai. Visi, aišku, protingi. Negaliu išskirti kažkokių ten galėčių, bet neskirsiu. Tai žodžiu, visi studentai faini. Jeigu ateina studijuoti, dažnas, kuris, sakau, patvirauja, pakalba, tai ir pamatai, kokie iš tikrųjų faini žmonės, kokie, kaip aš žiūriu juos kaip į studentus, bet po to pradedi matyti žmonės juos. Tai žodžiu, kokie faini ir pamatai jų kartais, kad bijo kalbėti, viešus kalbėjimus daryti ir atrodo, Dieve, klausyčiau tokio žmogaus. Ir turi ką pasakyti. Būtent. Ne, bet aišku, kaip pokštauja, visi drąsesni. Bet kartais, kaip čia, su gyvenimu išsiaiškina visą. Bet matau ir galėtų, ir man labai gaila, tokie paskaitose labai faini, draugiški, bendraujantys studentai galėtų būti ir į atstovybę, pavyzdžiui, eiti, bet jie tingi. Tingi. Jie matys pratę, kad aš padarau savo darbus, viską padarau ir aš noriu būti daugiau švarus, turėti savo laisvo laiko ir daryti, ką noriu. Kūrybinės laisvės gal tokias daug. Jo, o kai tu esi kažkokioj grupėje, bendruomenėje, įeinyje, tu turi jau atsakomybę ir reiškia, žiūrėk, truputį man čia kainuos laiko, tai kažką ten daryti. Tai norėčiau, kad nebijotų tie studentai to savo laiko kitur įdėti, vien dėl to, kad, nepatiks išeisi. Tau nieks antrankių neuždeda spinos, neprirakina ir taip toliau. Bet, sakau, bandykit patys tada, bandydami ne per darbus, o per visokias veiklas jūs daugiau savęs pamatot. Tai reikia kažkur būti aktyviau. Čia buvo natūraliausia, buvo reklama, tai visus kviečiame sudalyvauti, pabandyti ir nesusirizikuoti, žinot. Man iš šitą reklamą nebuvo mokama. Nebuvo planuota. Labai buvo gerai, labai gerai. Mes neprašym, bet ačiū. Labai gerai.
Tvarkai. Gerai, tai ar švietimo sistema moksleivius daugiau įkvepia ar suvaržo? Kaip jūs galvojate, kaip vertinat gal tokį Man atrodo, visada, jeigu mes kreipsim dėmesį į tai, kas mums nepatinka, tai ir rasim to, kas mus varžo. Bet jeigu gyvensim šią dieną, susitaikysim su tuo, kaip yra, nes mes patys vieni nieko negalim pakeisti, čia reikia, kaip čia, didelės grupės. Tai žodžiu, tiesiog reikia kartais susitaikyti su tuo, kad yra kaip yra ir pabandykim išsprausti iš to daugiau, kiek galima daugiau ir geriau. Tai būna, kaip ir sakiau, aš, pavyzdžiui, sakiau, kad nenorėčiau dabar būti, nei būčiau norėjus prieš ten kelis metus būti baigus mokyklą, nei dabar, nes vis keičiasi kažkas. Bet, ir kai aš buvau studentė ir ta moksleivė, irgi keitėsi, irgi prieš tai keitėsi, vėlgi, visada kažkas keičiasi. Tik tai dabar kažkodėl viską labai išdidina. Labai tiesiog, kadangi dabar internetai ir podcastai, žodžiu, mes greit informaciją galim pasiekti. Automatiškai daug tos informacijos ir yra, nes žmonės domisi. Tai per daug, kartais per daug išdidina tos pokyčius, jie ne visada yra geri, bet, sakykime, jų nori, nenori, jų bus. Ir tiesiog reikia su tuo susitaikyti. Ir koks buvo klausimas? Tiesiog, kaip vertina pačią švietimą. Pačią sistemą švietimo, tai visaip vertinu, ir blogai, ir gerai. Yra ir gerų dalykų, ir blogų dalykų, ir jie pastoviai keičiasi, vieną kartą geriau būna, kitą kartą blogiau. Kad keičiasi, tai gerai, gal kartais per dažnai keičiasi, nespėja susinormalizuoti, apsiprasti nespėja, nei mokiniai, nei tėvai jų, nei mokytojai, dėstytojai. Gal mokytojai labiau dėstytojam, tai gal viskas dėstytojam labai gerai. Aš labai pažint, man bent jau baisai yra, ne baisu, bet tiesiog kaip kiek streso patirti dar jauni žmonės, ypač, pavyzdžiui, su dirbtiniu intelektu, nes, kaip pavyzdys, mes galim užpatreniruoti tą patį tą jam dėstytojai, kad būti virtualus dėstytojas dar kažką, mes galim išsiaiškinti, kad žmogus, kaip pavyzdys, kaip jis geriausiai mokosi, daleiskim mane, kokio jo priimtiniausias būdas. Kaip pavyzdys, jis gal labiau vizualas, ta prasme, gal labiau klausytojas dar kažkas ar ne, ir duot per jo prizmę jam paaiškinti tam tikrus kokius dalykus įvairius. Ir tu, žinai, gaunasi vos nebėra, kad neįkandamas kažkoks dalykas, ten jis gaunasi, ar tu esi, kad pavyzdžiui, gal tu esi meninis dalykas, dar kažkas žmogus, bet tu negali, tai nebereiškia, kad tu negali sudaryti sąsajos su kokiom technologijom. Ta prasme, kad to meno ar technologijos dar kažkas kaip pavyzdys. Dabar viską galima sujungti. Ta prasme, kaip pažiūrėsi, kiek kūrybos turėsi iš tikrųjų. Būtent, ir kaip tas mokymosi stilius bus, tai tas labai bus įdomu. Jo, kaip ir sakau, viskas keičiasi, bando aišku viską tobulinti, kartais gaunasi kaip tik atgal žingsnis, bet, sakykime, svarbu, kad kažkas vyksta iš tikrųjų. Kitas dalykas, reikia neužmiršti old school'o. Ne, kaip ir sakiau, to kažkas dar užmirš rašyti. Underground dog, toks ypač, žinai. Jo, nes reikia tų, nuo ko pradėjom, nereikia, kaip pasakyti, pradmenų nereikia jokių užmiršti, nuo ko prasidėjo viskas, nes kartais, kad tu moki greit su kompu rašyti ir tau klaidas ištaiso kompiuteris, tai nereiškia, kad tu rašyti moki. Nes gal tu duočiau tušinuką ir klausimas, kur ten nosinės būtų uždėtos, kur neuždėtos. Tai, o savo kalbą mokėti reikia. Čia tik pavyzdys apie kalbą, tarkim. Tai, žodžiu, tobulėjimas yra gerai, bet nereikia užmiršti, nuo ko ir pradėjom. Nes tai yra švietimo esmė. Man patinka, mes su sasitiečiu būdavom irgi padiskutuojame, mes mėgstam, tad irgi apie švietimą, mes kaip pavyzdys atrodo, kas didysis talentas, kas daro tuos pačius sprendimus, pavyzdžiui, valdžioje dar kažkoks švietimo, jie vis tiek dažniausiai būna kartais ateina jų šaknis iš tų mažesnių miestelių, vis tiek ta prasme, ar ne? Ir kur patys tie mokytojai, dar daleiskim, arba tos pačios technikos, kaip būdai, kaip jie būdavo išmokydavo tos pačius mokinius, ar ne, jie nebėra atsižvelgdami, ta prasme, kokias metodikas jas naudoja. Ir tų pačių mažų, tų prasme, miestelių žmonės, kurie sudomina, ta prasme, fizikos, arba tiksliau, dar kažką gal biologijos, ar pačią meną. Ir tiesiog tas, kad gaunas kaip ta grėtinėlė, pavyzdžiui, Vilnius, nes, kas priema tos pačius sprendimus, neatsižvelgia, ta prasme, nežiūri, tada vėl grįžta tų pačių šaknų, nes tada, o tų mažų, tų talentingų, tų mokytojų, ar ne, skaičius tais mažėjantis. Ir būtent, ir tada nebėra taip dalykas toks, kad, kas išlaiko tą pačią, ta prasme, tą brandolį, kad jis įamžintų, kaip tik tą prasme paimtų. Tai man kartais atrodo keistas dalykas, sunku tą duplikuoti, bet kad ir pavyzdys, paimkim tos geriausias tos pačios mokyklos, kur atrodo, kokias metodikas vien tiesiog daro. Argi nėra sunku, nes man toks, žinot, visą laiką, kai būna
tie patikros, ar ne, nu, kaip tenais, kur mokyklose vyks, ar ne, tai tu galvoji, visi, oi, nu, tu čia visi jau pasitempė, jau čia visi, oi, sėdėm visi čia ramiai, mes čia kaip aktyvus, va čia koks planas, visas dar kažką, nėra taip nebūna, žinokit, visi žino, atrodo, kažką kaip pasiruošę, ir tu galvoji, bet visi šaunam tiesiog savo į koją, nes galiausiai nieks nežino, to prasme, realiosios kokios situacijos, nu, man būtų, kaip sakant, jeigu prizmė, niekam nieko nepranešus, atvažiuojam viskas, ta prasme. Nu, tiesiog, va, jo, nu, čia būtų patikra, ta prasme. Tada būtų tikra patikra, nu, ne prieš ankstinis pasiruošimas. Ir... Čia kur prieš mėnesį, vos nežinot, jau, va, čia šitą dieną bus atvažiuojam. Nelakstykit tik tai koridoriuose. Nu, taip, nu, toks atrodo, kur tas laksimas, duksimas būna, bet ir tas pačios mokymo stilius dar kažkas jis irgi visai yra kitoks, negu kur būna, nu, kaip pas ant to pačio popieriaus tą pateikiam. Taip, pas mus sakydavo tiem, kurie, nu, sunkiau sekdavo pamoką, sakydavo, tai jūs tą dieną tylėkit. Jo, jūs ramus, būkit tylus, bet nesireiškit. Kad rašot, kažką rašykit, protinguoliai, į priekį kalbas. Šiaip aš norėčiau pabrėžti, kad kadangi, kaip pasakyti, kad ir dirbu švietimo srityje, bet aš nesu labai dar, kaip pasakyti, aš turiu daug klausimų, aš nelabai žinau, ar aš tikrai viską ir suprantu, aš stebiu dabar, aš renku informaciją ir žiūriu, matau, kas man patinka, kas nepatinka ir tikrai jau yra tokių dalykų, kas patinka ir nepatinka, bet kaip išspręsti, nu, kaip viską sutvarkyti, kad visiems įtiktų, tai klausimas ir įmanoma, nes iš tikrųjų daug nuomonių visokių, visi skirtingai, vat, būtent skirtingai mokosi, jau nuo to reikia pradėti, o tarkim, nu, žodžiu, tai užtat ir būna, kad kažkam sekasi mokslai, kažkam nesiseka, nes gal net būdas mokymas nėra pritaikytas tam mokiniui ar ten studentui, bet iš kitos pusės, nu, tai va, sakau, tikiuosi, kadangi daug viską keičia, tai tikiuosi tobulės, tai bus pritaikyta labiau, bet šiaip tai yra labai, labai, labai platus dalykas. Mokymasis, mokslai labai priklauso nuo žmogaus, nuo mokinio. Nes, o vienas mokytojas, nu, jis neapšakinės visų. Čia reiktų kiekvienam mokiniui po mokytojo turėti, kad visi būtų gal tada patenkinti. O taip nėra įmanoma, taip nebus. Ypatingai, kai mokytojų mažėja. Tai žodžiu, čia yra labai, labai galiu pasakyti, tokia jautri tema. Ir jinai turbūt visada bus jautri. Kaip ir politika. Aš, pavyzdžiui, nieko nesuprantu, negaliu komentuoti. Aš irgi. Bet eikit balsuoti ir bent jau domėkitės. Jeigu yra tas, nes kaip pavyzdžiui, pavyzdys, kur ten, kad ir merų buvo, tenais 10% buvo per pirmam turė, ten ta buvo jaunų žmonių aktyvumas ar kažką. Man tai kartais gėda klausyti, kaip yra, kiek smarkiai neaktyvų žmonės. Na, tai sako, nėra už ką balsuoti, nu tai tada tu pats eik, tada ten bus už ką balsuoti. Jo, šiaip kartais atrodo žmonės, kad daugiau apsvarstytų tą idėją, kad toks, o gal man reikėtų, žinot, kad tas tarpusavio tas būtų pokalbis, kad gal ir būtų man reikėtų pasistengti į aukštesnę poziciją eiti dar kažką. Iš tikrųjų, tai tik tai daug kas dabar irgi galvoja, daug protingų žmonių galvoja, kad jie nėra pakankamai protingi eiti kažkur kažką keisti. Nu, dažniausiai, protingas žmogus dažniausiai save labiau nuvertina. O kvailiukai dažniausiai jie galvoja, kad jie gudresni. Ir lenda daug kvailiukų. Čia nebuvo kaip tas, kaip po sovietmečio, tas kaip nuskalpavimas, kai tas buvo, tai mes ir buvome, kažkada kalbėjom, kai buvo po patrėmimų. Ir net tas pats, kada, remdavo protingus žmonės. Protingus. Ir tada atrodo, kad jie tarsi kaip po užuoldų visus pasislėpia dar kažką, jie būtų, jie girdimi yra už uždarų durų. Bet į viešumą. Ne, brolyti. Taip, už darų durų būtent ten, kur tu dirbi. Tu tada gali reikštis, nes tave tam ir nusamdė, turbūt. Jeigu pagal paskirtį tave nusamdė. Bet šiaip jo, čia toks... Filosofinį pamąstymui dar kažką, toks penktadienio pokalbiai, va, jūs turėsit, žinot, prie koktiliuko, va, galėsit dar kažką padiskutuoti. Ja, mes čia būtų tikrai dar kartą pabrėžti, nei apie švietimą, kad ir mes sėdime visi trys, nei apie politiką, nėra, kad negali šitų dalykų labai daug žinoti, tu turi specialiai to domėtis iš tikrųjų, nesvarbu, kad tu tam atlieki. Antras darbas turi būti tiesiog kaip tas skirti. Taip. Tai dėl to ir pasakiau, kad joko forma rimtais klausimais. Labai gerai, kad tai pasakė, nes... Neprimkit į širdį, primkit tai kaip hipotetinius visus klausimus, kaip buvo, tai tokie tai teoriniai pamąstymai. Atsipūtusiai pateikiam savo nuomonę. Žinoma. Tai va, nieks mūsų neištrems. atsipūtėm, dabar judėsim prie blitz klausimų, kuo greičiau atsakyti. O kažką laimėsiu, jeigu greit atsakysiu?
Sugalvosim. Va, jo. Žinokite, kad prizus reikia duoti po, o ne prieš, nes nebemotivuoja. Tai mes žinojom, kad tu laimėsi ir greit atsakysi. Aš iš karto jo. Patikiau, kaip sakant, mergaitės visus laimingos, visas patenkintos, man dar geresnė nuotaika, to labiau. Vėlgi penktadienis. Gerai, pasirinkimas. Tas ar tas? Britų ar amerikietiškas akcentas? Amerikietiškas. O kodėl? Todėl, kad jis paprastesnis, jisai suprantamesnis, jo mes daugiau girdime, o dažnu atveju britišką tarimą iš tikrųjų kopijuoja, stengiasi nukopijuoti kiti, arba aš taip mėgstu sakyti, aktoriai renkasi tokį tarimą, nes kai kalba žmonės britiško akcentų tarimo, jeigu jie nėra tikri britai, man dažnai būna juokinga. Nu, nežinau kodėl, bet man nepatinka, sakykime, britų kalba, man patinka, nu, matyt, prie ko pripratau. Filmai amerikietiški, tai tiesiog girdėjau, man jinai natūralesnė ta kalba, lėtesnė, iš tikrųjų irgi ir suprantamesnė, o aš už paprastumą. O užsienio kalba turi būti suprantama ir paprasta. Aš tai šiaip irgi pripratau prie amerikietiškų, nes nuo pat vaikystės žiūrėdavau tik amerikietiškus. Vienas namuose. Bet man britiškas labai gražiai. Man taip gal... I'm from England, you know? Aš žinot, aš taip pasakysiu, jeigu kažkas šalia sėdėtų ir taip kalbėtų, aš tiesiog negirdėčiau, ką kalba, aš tiesiog klausyčiau. Taip. Nu, nes man įdomu, aš taip nenorėčiau kalbėti, bet viskas, kas... Neįprasta. Nu, neįprasta, taip. Man tai yra neįprasta, nepriimtina, užtat ir įdomu klausyti. Gerai, važiuojam toliau. Važiuoti dviračiu ar pasivaikščioti pėsčiomis? Ir taip, ir taip. Važiuoti dviračiu man patinka vienai, nes tada nereikia su nieko kalbėti ir ten lėčiau minti, arba greičiau ir taip toliau, savo tempu. O jeigu jau vaikščiat, man vaikščiojimas tolygų relaksacijai. Tai jau tada su kavos puodeliu, su kažkuo pašoniai ir tada taip savo. Už parankės. Ir palaisvės aikštės ir vaikščioti. Geriausiai vyrai išsišnekėti, kai vaikštai. Taip, ir būtinai kava turi būti. Arba sėdint kava, kavinukai, arba vaikštant kava. Nu tiesiog, aš, pavyzdžiui, ta kava yra labai fainas dalykas, ne kaip pats gerimo procesas, ne? Taip. Ar skonis, bet kaip po tokia mintis, nu, susitikim prie kavos puodelio, tu jau žinai, kad papliurpti, atsipalaiduoti, nedirbti, o tiesiog papliurpti. Ir taip malonu, ir tai va. Tai, kultūrinis dalykas toks irgi tas. Taip, tiesiog susitikimas. Kaip ir pasimatymai pirmieji būna, einant kavos. O taip. Ir dažniausiai tose pasimatymuose sako, čia ne pasimatymas, bet čia pasimatymas. Kodėl nepakvietėt mane kavos? Eisim. Tai yra. Va. Jo, galėsim, tada savo neskubėsim. Ramiai. Pasimatym. Nu tai dabar vėl tai paklausiu, kava ar arbata. Labai geras klausimas, todėl kad man kava yra susitikimui su kažkuo. Aha. O arbata yra pusryčiam, pietų gali būti ir vakarienė irgi. Arbatą tiesiog aš žinau, kad sveikiau gerti negu kava. Tai aš stengiuosi mažesnę blogybę į save pilti, o tą didesnę blogybę pasirenku jau ypatingais atvejais, kai su kažkuo susitinku. Tai va. Aš tiesiog arbatas įprastas, kad gerėjo. Kavos dar ne... Britas. Dar tik spenukai arbatytė dar trūksta tas, kad o iki pilnos. O į arbatą aš pieną irgi įsipilu. Va. Ir greičiau ataušta, kad taip burnos nenusidėtų. Tai pusiau irgi britė. Tai gerai. Knyga ar filmas, ką renkėsi po sunkios dienos? Šiuo gyvenimo momentu tikrai rinkčiausi tik filmą, nes tada atitrunkino gyvenimo, o knygą rinkčiausi vasarom knygą. Aš vasarom daugiausiai skaitau knygų, nes turiu laisvo laiko. O dabar aš, jeigu skaitau, tai skaitau straipsnius. Ant saulutės? Taip. Aš deginuosi, iš tikrųjų. Užsidedu nuo saulės akinius, nes balti lapai labai, kažkaip spindi, tai užsidedu nuo saulės akinius, deginuosi ir skaitau knygą. Nu, labai produktyvus, kokybiškas laikas. Taip. Gerai. Podcastai ar muzika važiuojant? Taip, gal pasakysiu, kaip kada. Šiaip tai, jeigu ilgesnis kelias, tai muzika, o podcastų aš tikrai paklausau, nes jie kaip filmai. Jie tave nuo kasdienybės truputį nutraukia. Jie darbus negalvoja ir panašiai, tiesiog atsipūti. Bet važiuojant automobiliu, tai muzika dažniausiai, aišku. Man podcastai patinka, nes tau nebūtina žiūrėti į ekraną, tiesiog gali klausyti. Yra pliusas, bet žinokit, aš pastebėjau, kad su podcastais, kai būdavo kartais pasileisdavau, bandžiau šitą, aš pradedu galvoti, ką aš šneka ir po to mažiau žiūriu kelią.
atrodo, nereikia žiūrėti į ekraną. Gali būti, jo. Ir kažkaip man nukreipia mintis. Tai muzika, negalvoju apie žodžius, muzikos tiesiog klausau. Aš tas gal čia gal sovietmečio tas pabūsi, kur man geriau ir teloj pabūti. Kartais labai retai, bet kartais ir taip darau. Tiesiog išjungiu muziką ir tyliai atsidarau truputį langą, atsirodau taip, lyg taip reiktų atsidaryti. Čia kaip sako vaikai, aš ne sovietmečio, aš pogimus, bet prieš sovietmetį jie rodo, sako, parodykit kaip telefonas, ten langą atidarot. Tai, bet aš vis tiek rodyčiau atidaryti langą. Taip, aš irgi darai pradžios, kai kur būda dar su to mašinytėm tą pačiom. Nes tai žinau, man bent jau mano mama mėgsta pasileisti muzikos, ten radijas dar kažkas, kad jie ten turi būti šonė, ten visakas tas įpratis. Tai labai fain. Pavyzdžiui, aš labai mėgstu, mane dažnai gali išgirsti važiuojant į darbą arba iš darbo, jeigu gera nuotaika, aš muzikos susileidžiu. Arba jeigu noriu, kad žinau, kad dabar tai varau namo. Šiandien aš nieko nedarysiu, tada muziką užsileidžiu. Garsiai. Aš būnu, man taip nuo nuotaikas priklauso. Aš dar stengiuosi bent kažkokio pokalbio, dar pasiklausau dar kažką. Tai toks, gal tiksliukas toks, gal kartais technologinis. Tokius muša. Aš vadame esmė, aš nebūdavau, kad baisiai tas moksliukas dar kažkas. Aš irgi. Atsakingas tiesiog žmogus. Dabar moksliukas auklėtas gal taip tiesiog paprasčiausiai. Labai gerai auklėtas. Labai gerai auklėtas, nes čia yra viduriukas. Taip, tėvams ačiū. Nu tai va, geri tėvai. Labai džiaugiuosi jais. Gerai, tada ankstyvas rytas ar naktinė pelėda? Rytas. Opa. Žiūrėk, jau tavo priešingybė biški, ne? Klausyk. Aš abudu viename. Jeigu reikia, ne? Hybridas. Čia tobulesnė versija gal tas. Va, aš labai vėlai nueinu, bet vis tiek anksti atsigeriu. Nu tai man kartais irgi tai būna, jeigu kokius darbus darau, o stengiuosi juos, jeigu pasiskiriu savo, kad noriu pabaigti ir stengiuosi pabaigti, būna, kad užsivėlinu, bet jo. Ir tada dažnai. Bet gal jaunystėje, va, irgi gal pelėda buvo labiau. Ar ne? Ne. Aš jaunystėje vis keldavau 5 ryto. Aš net su klasiokai susitikdavau, kad anksčiau mokyklą nueit, kad tik kuo anksčiau visur būtų. O mano sesė buvo, kai užmušė. Čia, kur mes buvom praeitam pokalbį su Greta, kur kalbėjom, tai yra produktyvūs žmonės irgi, ar tu turi būti kelias visą laiką 5 ryto? Nebūtinai, ne. Kartais būna produktyvūs žmonės, kurie, geriausiai pradeda dirbti naktį. Nu, čia visokių žmonių yra. Mano brolis. Nu, tai yra, čia nuo žmogus individualiai priklauso, bet mano atveju aš matau, kad man kuo anksčiau atsikeliu, mano diena geresnė. Man ilgesnė pasidaro. Daugiau darbų gali pasidaryti dar kažką. Jo, ir kartais tada labiau ir nuvargsti. Tai tada kartais pasidarai va tokia, kaip sakau, baigėsi paskaitos, įsijungiu muziką ir varau namo. Lapas tada, jo. Tada mėgosi, tai jau kaip užmuštas atrodo. Taip, tada jau žinai, kad atidavai duoklę ir dabar gali ir tinginiauti. Bet man klausimas asmeniškai, kaip jūs perlipa tą, kur nuo 5 ryto, man, pavyzdžiui, lūždai dažniausiai būna 9 ryto kažkur būna, arba 10, kad tada, jeigu, pavyzdžiui, nepradedi dar kažko nefiziško nepavydėjai, tai man tada toks biški jau mėgausis tada dar trumpai. Aš tą nepralauždavau. Aš žiūrint kokia veikla, jeigu tai yra aktyvesnė veikla ir tu išlipai iš lovos, tai tada nebūna to lūžio. Jis ateina tik po pietų, kai saulė šviečia. Va tada mano lūžis ten kokią 3, 2 valandą. Gutis ateina ir viskas, nieko negaliu padaryti. Bandydavau, jeigu keltis, tai visi mėgo dar kažką, dar bandydavau. Toks, bandydavau nenorėdavau toks durnius atrodyti, kaip ta, nu ką tas čia daro, dar kažką, jo, toks jį paspartuoji, šią knygą skaito, arba toks darbus, dabar tai tiesiog kolegės darbas dar kažką pasidarė, arba jeigu daryčiau dar taip. Labai patogus dalykas, aš, pavyzdžiui, viena gyvenu ir man, nereikia žiūrėti, kad kažkas šalia miega ir pavydėti, ne, aš čia turiu keltis, tai čia yra pliusų iš tikrųjų. Būti vienišu žmogumi yra pliusas. Pavydės, na. Laisvės tokių turi. Žinokit, reikia pasidžiaugti tą laisvę ir tą laisvę iš tikrųjų ir savo įpročiam tu turi laisvę. Kada nori keliesi, nieko nebijai prižadinti ir tiesiog tu iš tikrųjų esi laisvas to požiūriu. Planuoti. Nu, skalk tą dar klausimėlį, kiek kostinų. Gyventi vienoje vietoje ar kas keliarius metus kraustytis į kitą miestą? Va, bet čia toks labai jau atgrinas jau. Labai geras klausimas ir galiu pasakyti dabar drąsiai, gyventi vienoje vietoje, bet išvažinėti komandiruotis. Pakeisti aplinką. Tai pavyzdžiui, mano darbas man kuo labai patinka, nes aš ir sugebu suderinti ir su mokslais ir viską tiesiog sugebi suderinti, kai tu nori. Tai ir nėra čia rutinos, nes tu
tu ir pats pamokai, ir po to tave kažkas pamoko, pirmas dalykas, po to komandiruočių tikrai būna dirbant švietime, ne, kai tu dėstai, tai tikrai jų yra, aišku, jos nebūna, žinai, 2 savaitės, jeigu kad ir norėtum, bet jos būna kartas nuo karto, tu irgi labai faina, truputį kitoje aplinkoje pabūt ir tu žodžiu, ir aš turbūt pilnai patenkinta, kad man nereikia pabėgti iš Panevėžio, arba nebent išvažiuotų kokią Rygą, kaip į Vilnių, Kauną 1-2 dienom, Sočiai, tai žodžiu, man gerai. Pabūni šaršalinį gerai, man viskas ramiai. Taip, aš už Panevėžį, sakau, radau savo vietą, aš jau jaučiu tą, čia yra mano namai ir mano kiemas. Žodžiu, man gerai, aš niekur nenoriu išvažiuoti. Net jeigu ir tektų darbą keisti gyvenimą, aš vis tiek čia būčiau, nes čia savas miestas. Tai labai liuks. Tai gerai, mokytis vienai grupiai ar kas produktyviau? Ar vienai ir grupė, ne? Kaip aš nebemauch šnekėti, aš nebemauch. Žodis praleidžiu. Mokytis vienai ar grupė? Kas labiau jums produktyviau? Kaip tik jums klausimai? Tai gal pirmose, antrose studijose man tikrai labai patiko vienai dirbti, grupėje dirbti, nes bakalauro studentų visada daugiau būna negu magistro, ar doktorantūra iš vis grupiokų beveik, tu neturi grupiokų. Tai žodžiu, galiu pasakyti, man visaip turbūt patinka. Tuo metu labiau patiko komandiškai dirbti, nes daugiau grupiokų, matyt, aš prisitaikantis žmogus. O dabar man patinka ir vienai dirbti, nes tu gali pats savo laiką reguliuoti, tu turi daugiau atsakomybę, nes jeigu tu nepadarysi, kitas už tave nepadarys, aišku. Tai, žinokit, ir taip, aš galiu prisitaikyti ir komandiškai dirbti, ir individualiai. Ir man, žodžiu, liuks. Puiku. Tobulą žmogus. Aukso viduriukas. Veikti daug dalykų vienu metu ar vieną, bet idealiai. Anksčiau būdavo, kad aš daug darydavau ir bėgdavau visur skubėdavau, nes tiesiog toks jaunesnis buvo kūnas ir daugiau galėjau pavežti, bet ir gerai, džiugiuosi, nes tu taip išmoksti irgi multitasking, pirmas dalykas, o kitas dalykas, jeigu galiu nemultitaskinti, aš renkuosi nemultitaskinti, nes tiesiog tu greičiau pavargsti ir stresiukas kyla ir kartais vis tiek tenka multitaskinti, tu to nori ar ne, ir žinokit, įdomu kartais būna, įdomu multitaskinti būna, kai ypatingai jeigu tai maži darbiukai, tai viskas faina ir jeigu jie sekasi. Bet jeigu tai kažkas rimčiau ir reikia daug daryti vienu metu, nepatinka. Flikštų, man nereikia. Taip, nes tada tau smegenis 10 kartų ten vienam stalčiukė sukasi kažkas, dar kitam sukasi. Perdegsi greičiau. Taip, teisingai. Bent jau man, tai aš bent jau esu tas susidūręs. Tai ir man, pavyzdžiui, būna, visiems būna. Visiems absoliučiai, ar tu pratęs prie to ar ne, ateina momentai perteigimas kažkoks. Gerai, irgi pradėti darbus iš karto ar paskutinę minutę? Anksčiau skatindavo, motyvuodavo darbus pradėti, kai nedaug laiko lieka, o dabar aš stengiuosi iš anksto daryti, todėl kad aš pradėjau skaičiuoti savo laiką. Laiką, nes dažnai būna, kad sukrenta. Žinau, kad jeigu dabar neduoda darbų kažkokiu, tuoj bus, kad jie vienu metu ateis. Taip, studentai sako, oi dabar tuščia, kai pradeda užduoda, tai aš jeigu turiu darbų, ką aš galiu pasidaryti, aš stengiuosi iš anksto dabar daryti, kad nebūtų po to 10 darbų vienu metu. Galit kažkaip man šitą įkrėsti galvą. Man dabar aš irgi norėčiau šitą flešą pasimti, įsiprogramuoti, dabar toks... Bet, neįkalsiu šito dalyko, nes aš irgi tą girdėdavau, kad dėstytojai visada sako, pradėkit dabar daryti, po truputį bent jau, bet pradėkit. Ir tai vis tiek tai tiesiog ateina vėlgi su metais, su senatvė ateina šitie protingi dalykai. Gerai, aš dar... Neskubinkit. Jo, tu palauk, aš neskubu dar gyventi, žinai, toks įba. Tai čia ir yra tas grožis, kad jūs dabar matot, kaip galėtų geriau būti, bet nedarot. Todėl, kad čia yra toks gyvenimo etapas. Toks, zaraz. Ir žinot, kodėl jūs taip darot, reiškia, nes jūs taip galite daryti. Jūs tą pakeliat, tai ir taip darot. Negalėtumėt, jūs kitaip ir elgtumėtės, bet jūs galit. Tai va. Sunku, kai va taip žmonės būna teisės, tiesiog, karts abydiname, toks prasme. Pasigydžiu. Čia yra tokia tiesa. Ir tai yra natūralu. Ką, judam link pabaigos jau beveik. Tai dabar bus linksmas žaidimukas. Jo, davai papasakok iš per dalykas. Jeigu žaisim iš pinigų, man tinka. O, toj kortas pamėtysi šiek tiek. Pokeriukas to iš... Aš neskatinu šito. Teisingai. Ai, mes irgi viešai, tą mokslus mes negalime. Tai, kad jūs jau ką tik kortas padalint. Martynai, Hipotetiškai, va. Hipotetiškai.
Dalinu kortas, kairė dešinė. Žaidimukas yra vertimo iššūkis. O ne. Dabar parodysiu, kaip nemoku anglų kalbos. Dabar teks versti. Pasiruošus apsikvailinti. Duosiu kelias lietuviškas frazes ar patarles ir tau reikės jas išversti į anglų kalbą. Okay. Pirmoji, tai ką pasėsi, tą ir pjausi. What you give, you will get. Labai trumpai. Aš perfrazuosiu darės, kad paprašiau būtų. Kad būtų Bet labai kažkaip švariai nuskambėjo, tai jis nebuvo išsiskirtimų. Aš daug skaitau Instagrame visokių minčių tokių tų filosofijų. Kerta masankesnis bus. Trengia kaip iš giedro dangus. Bet aš galiu nebūtinai kaip bet kaip galiu ją pateikti, ne? What a surprise. Arba surprise. Gerai, per daug gerai, tu čia taip jau susitvarkat jūs? Kokį priemą vertimą? Bet mintis tai ta pati. Nu, taip. Ne kaip iš giedro dangaus. Surpriziukas nukrito. Surprise. Aš išsivardysiu vis tiek. Trečias. Pro vieną ausį įėjo, pro kitą išėjo. Va čia jau sunkiau pasakyti, kokį čia pritaikyti. How it goes, irgi. Gerai, per daug jums čia gerai taip sekasi mane. Gerai. Čia buvo kontroversiškumas, bandėm tą prasme, žinot, kur toks. Jo, kraštutinumas jį pabandys. Gerai, žmogus be mokslo kaip namai be langų. Kaip senai iš tokias patarlis, bet man buvo veiktų savo. Va. Jo, pučia. It doesn't wait a lot. Tuo palauk, žinau, sugalvosiu. Va. Va. Knowledge doesn't wait a lot. Nu, skelk tu paskaitinį, nes aš jau. Nu, paskutinis turėtų prigaut. Žiūrim. Paskutinis Ačiū, aš neperskaityčiau. Nebeprisikiškė pusteliaudamas. Jo, šitą. Aš užsieniečiam šitą pasakojau. Ir ilgiausia, nebeprisikiškė ko pusteliaudamasis. Čia yra ilgiausias lietuviškas žodis. Man labai gražus, nes Kaune centre gyvenau ant tokio jau dabar ar nugriautas, ar nenugriautas pastatas buvo nebaigtas, tai ten buvo didelėm raidėm viršų užrašyta. Aš visada, kadangi centre gyvenau, vaikščiau, tai visada matydavau. Tai žodžiu, pasiduodu. Man tik klausimas buvo ir kaip dašus tokį žodį, ta prasme, kaip jį sudėlioji. Ką tai reiškia, tai kaip ir suprantu, bet... O tai kokia reikšmė, nes aš tu pažiūrėjau, net nežinau, kokia reikšmė. Kad tu neprisikiškio kopustai turbūt yra ir kad tu jų nepririnkai tiek, kiek reikia. Taip. Bet gal ten gilesnė kokia mintis yra, bet čia, sakykime, tiesiogiai... Viršutiniška tokia, ar ne? Taip. Jo bendrinė. Tai kad tiesiog neprisirinkai. Toks, ką pasėjai tarpiausia, ar ne? Vos nebeveik, aš taip ją suprasčiau irgi. Gerai, tai kaip išverstume. Ne, nepasėjęs, nepjausi kažkaip. Ką pasėsi, tą ir pjausi. Ką pasėsi, tą ir pjausi. Bet čia irgi kaip panašiai kaip... What you give, what you take. Arba what you put, you can get. What you put, you get. What you put, you can get. Ne, tava. Tai ką? Žaidimukas baigės. Kaip, ar mes kažko dar nepaminėjom kokios temos, dar kažką gal norėtume, dar studentam gal kažką pasakyti, dar kažką paskutinę, gal kokią mintį. Temų tai daug nepaminėjot, bet kaip sakėt, gal kažkada dar susitiksim, dar pakalbėsim, pafilosofuosim. Faktus. Nerašytas aktas. Galėsim, apie eilėraščius galėsim kokią temą užsukti. Babą reikės kviesti. Eilėraščius rašo. Man irgi močiutė ir savę. Aš turiu kelias eilėraščius. Jau turiu žmonių širdės palietusius eilėraščius. Nes aš galiu gyventi. Aš irgi esu rašęs. Geras dalykas. Arba dainas rašyti, arba eilėraščius, arba kažką rašyti. Čia yra kaip sakant. Ir išsikrauna, nes sako, dienoraščius labai sveika rašyti.
žmonėm. Va, šitas gal man labai primtinis. Čia gaunasi paprašau, minti savo išlieti. Ja, nereikia nieko rimuoti. Net nebandai, ta prasme, kad loginis jos sakos ar kažką, tiesiog jas išrašai, bet ir atrodo, tikrai veikia tas dalykas, ypač, kas rašo žmonės, tai irgi, kad būdavo patarimas, pažiūrėjau, ten, kažkokį rašto darbą reikia daryti. Sako, irgi pasidarykite tiesiog tas, kur tuščias mintis, tiesiog išrašai ir tiesiog, tokios tušių žodžius, tas priedėlius, visokius dar kažką. Ir labai geras dalykas, tarp kitko, čia yra vienas iš patarimų arba metodų, ką mokslo žmonės daro, kad tu, dabar galvoju, kaip įvardina tą dalyką, bet kad tiesiog apskritai, kad galėtum rašyti, tau reikia išlieti emocijas, tai irgi tu rašai. Patarimas būna rašyk bet ką. Gali ir maždaug tą temą, ką galvoji. Rėkdamas. Ir daug gali rašyti. Žodžiu, tu taip užsimotyvuoji ir tu žinai, kad tu tuo rašysi. Ir tuo pačiu tu tiesiog gal išleidži nereikalingas emocijas. Taip. Prie to pačio. Tai labai geras dalykas. Labai gerai. Tai va. O apie studentus, ne? Sakai, palinkėti kažko. Tai studentam palinkėsiu ieškoti savęs. tą galite daryti ir studijuodami, ir dirbdami, ir nestudijuodami, ir nedirbdami, kaip norit, bet ieškokit savęs ir gal svarbiausias dalykas, visada stenkitės mėgautis arba mėgaukitės didžiąją dalimi, ką veikiate gyvenime, nes tada jūs ir jaučiate, kad jūs ne šiaip gaištat laiką kažkur, kur turėtumėt būti. O jeigu jaučiat, tai nedarykit to, ko kas nepatinka, bet šiaip mėgaukitės. Kuo daugiau kažką padarykit taip, kad patys galėtumėt mėgautis tuo, kuo užsimate. Ir visada galima žiūrėti tokius dalykus, net ir tame, kas gal nelabai patinka, bet jūs galite visada rasti, kas patinka. Tai žodžiu, reikia visada išvelgti gerąją pusę, nes ne vien, kaip čia, gyvenimas, ne vien šokoladukus mėtais ir kakučius pamiršti. Labai gerai. Man patinka, kad visiems, tiek jaunam, tiek vidutiniško amžiaus, ta prasme, tiek ir gal vyresniam gali, ta prasme, tos pačios žodžius panaudoti. Taip, visur tinka šitas dalykas. Labai gerai. Tai ką, šiandien ir baigsim tikriausiai, ne? Tai ką, dėkui visiems žiūrėjusiems, atsirgi, kad tą laikin, subscriberį ir komentuokit, ką turite daugiau pastebėjimų. Taip. Faktas, kaip sakant, Red Bull suteikia sparnų. Reiks skrisdami. Jo, mes pasikrovėm, irgi kaip buvo, dėl ko energingi vis ir kalbėjom, stengiamės. Tai ką, dėkui dar kartą ir susimatom iki sekančių, ne? Čia buvo 5. Laimingai.